Sveiki! Šiandien parodysiu, kaip į jau sukurtą klasę mes galime pridėti mokinius. Tai klasių skiltelėje paspaudę ant norimos klasės, spaudžiame ant laukelio mokiniai. Ir dešinėje pusėje matome laukelį pridėti mokinį ir turime du pasirinkimus. Tai arba kopijuoti nuorodą, ką galime padaryti tiesiog paspaudę ant kopijuoti kvietimo nuorodą ir ji bus jau nukopijuota, arba pridėti mokinius elektroniniu paštu. Tai galime pridėti ne tik vieną mokinį, norint pridėti keletą mokinių, jų elektroninius paštus suvesime į šį laukelį, atskirdami kableliais ir siūsime kvietimą. Būtent taip, kaip galime matyti ekrane, na ir tada siunčiu kvietimą. Kvietimai yra išsiųsti ir gauname žinutę, jog mokiniai yra pridėti į grupę. Pakviestų mokinių sąrašą taip pat galėsite matyti ekrane po to, kai išsiųsite kvietimus.